Iki kada laukus galima tręšti mėšlu arba srutomis? Draudžiama tręšti ir ar skleisti mėšlą ir ar srutas nuo lapkričio 15 dienos iki kovo 20 dienos. Nuo lapkričio 15 dienos iki lapkričio 30 dienos galima tręšti tik daugiametes pievas, ganyklas, ariamąją žemę su augaline danga, apsėta, apsodinta augalais, kurių nuolydis nedidesnis kaip 12 procentų. Į dirvą patenkančio azoto kiekis negali viršyti 40 kg hektarui, draudžiama skystąjį mėšlą ir ar srutas skleisti arčiau kaip 5 metrai iki vandens telkinio kranto linijos. Draudžiamuoju laikotarpiu ariamojoje žemėje, neapsėtoje, neapsodintoje augalais negali būti randama paskleistų ir neįterptų į dirvožemį, apariant ar kultivuojant mėšlo ir ar srutų. Tirštasis mėšlas draudžiamuoju laikotarpiu gali būti laikomas tik laikinose lauko rietuvėse pagal mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus. Draudžiama mėšlą ir srutas įterpti arba skleisti ant įšalusios, įmirkusios, užtvindytos, apsnigtos žemės.